Savaitgalį Kėdainių stadione įvyko Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos 25-ojo turo rungtynės, kuriuose Nevėžis susitiko su Kėdainiais. Itin rezultatyviose rungtynėse Nevėžio futbolininkai nepasigailėjo varžovų. Jau po pirmojo kėlinio rezultatas buvo 6-0. Antrasis kėlinys nedaug kuo skyrėsi nuo pirmojo. Nevėžis toliau triuškino Kėdainius. Susitikimas baigėsi rezultatu 11-0. Rezultatyviausias pirmenybių žaidėjas Aivaras Lyberis pradžiugino net 4 įvarčiais. Kas liečia rungtynės, ką aš galiu pasakyti? 11-0, ką galima pasakyti? Atsistojo, badėsi, spardėsi, pernai po 6 gavo, šiemet 11, tai va, bet aš galvoju, kad Kėdainis turėtų vieną kartą nuspręsti būti viena komanda, būtų aukščiausioj lygoje, būtų antroji lygoje, ten dubleriai žaistų ir viskas, kokio čia gali būti. 30 metų dirbu, tokių cirkų nesu matęs. Jie čia skaloja, per visur įsijungiau tą kažkokias nesąmonės, kad mes vaikus atimam, kad jie geri, mes blogi, tokia, kam, net nesuprantu, paklausk, kiekvieną vaiką, visi vaikai ateina, Nevėžį prašo. Pas mane dabar nereikia apie 30 žmonių, ar galima treniruoti, visi iš ten išeina, jie šneka tokios nesąmonės, bet ateina pats vaizdas ir, sakau, žmonės klausia, turbūt Kėdainiams gerą futbolą nereikia, gal, patinka toks, pasijok, kad dabar pataikė, nepataikė, po 120 kg žaidžia, tai negali būti, anksčiau, jeigu tu neišlaikai normatyvų, visi neturi svoris didelis, aikštė negalėjai, futbolas turi būti, ateitų žmonės, aukščiausio lygio susirinktų, geros komandos atvažiuotų, viską turėtų kažkaip vieną kartą susitvarkyti, kiek gali, pernai tas pats buvo, šiemet paskutiniai. Sezono pabaiga. Liko 2 rungtynės, žaidžiam su Jonava išvykoje ir su Trakais namuose. Praktiškai dabar, kiek girdėjau, Trakai pralašė, Jonava laimėjo, tai jau pirmos vietos nėra, tai antra turėtų būti. Mums, man atrodo, kad taško trūksta. Iš 2 rungtynių reikia 1 taško, kad paimti antrą vietą. Kėdainių treneris Vygantas Jodenis sakė, kad jiems yra sudėtinga varžyti su Nevėžiu, o ir kitomis pirmosios lygos komandomis, tačiau trauktis jie nežada. O jau pradeda pasiruošimą kitam sezonui. Pagal viską toks ir turėjo rezultatas būti. Jie treniruojasi šiai dienai, mes nesitreniruojam, plius sakau, šiai dienai taip išėjo, kad čia žaidėjai iš pagrindo nežaidė. Tai čia ir viskas, žaidė 3 vaikai, skaityk visai, kad ir vyr treneris turėjo žaisti, kuris irgi nesitreniravęs nieko, svorio daug turi. Kitus metus, jeigu bus finansai, tai komanda bus ir šiai dienai dabar, kaip ir pasakyti, ir jaunimą leidžiam, tegu jie žaidžia daugiau. Vedamos dėrybos ir su savivaldybė, ir su sponsoriais. Kitiem metam šis sezonas, aišku, palaidotas jau viskas. Tai kad žiūrim į kitą sezoną, ne? Šis jau viskas. Buvo laikų, kai Kėdainiuose buvo 5 komandos. Ir niekas dėl to nieko nedarė. Jokių tragedijų nebuvo, buvo 5 komandos. Ir visiems užteko visko. Ir dabar čia 2 komandos, aš neskaitau, kad čia yra daug. Galbūt Nevėžis kaip reprezentacinė galėtų eiti aukščiausią lygą. Mes liktume pirmoje lygoje.